Man atrodo, pirmą kartą gyvenime šitų naudojas, tai prie senesnių technologijų pratęs, tai tikiuosi viskas veiks. Matau nemažai pažįstamų veidų, bet norisi įsitikinti, kiek iš nepažįstamų, kiek jūsų yra fizikai ar susijęs su fizika, ar žinot šiek tiek daugiau nei vidutinis žmogus Lietuvoje apie fiziką. Galite pakelti rankas, kiek yra fizikai? Ok. Vadinasi, jaučiu šiek tiek naudingai šiandien, jeigu ir fizikai, ir ypač ne fizikai šitą daugiau sužinos apie lazerius, jų skirtumus, kuo ypatingi lietuviški lazeriai ir kaip kasdienybėje mūsų veikia. Kolegos klausia, kaip čia šitą temą skaityti. Yra lazeriai ir yra lazeriai, ar kaip čia suprasti? Yra ar yra? Tai ne, akcentas yra lazeriai ir yra lazeriai. Tai manau, esat daugelis jūsų matę Volkswagen reklamą ir ten sako, das Auto. Tai šitoj vietoj čia bus das Laser, ja? Kuo skiriasi Volkswagenas nuo Ferrario, tai va čia yra lazeriai ir lazeriai. Tai tikiuosi atskleisiu šitą paslaptį jums, o dabar norėčiau, kad tegu Skaidrė kalba pati už save pirmoji, o po to jau tęsime. Norėsiu ir jūs šiek tiek įtraukti į šitą lazerių pažinimą. Lazeriai, lazerių priedai, filologių bendrabučiai, tvarčionys. Jų apylinkė, mokslas ir industrija, jų greitis femtosekundinis, jų priešai, skurdas, atsilikimas ir degradacija. Lietuvos lazeriai dirba visą parą. Mūsų ateitis jų galioje. Adomas Kačiušis ir Light Conversion Kaskas bare. Cafe Scientific. Taip, man atrodo, galiu ir baigti. Ilgiausiai praleidau prie šitos dalies, visa kita prezentacija bus kaip mirksnis. Šitą sugalvojau vairiuką Das Auto, ne? Ir kas su Das Auto susiję, tai Cobra 11 ir tada jau visą vaikystę praleista prie Cobros 11, tai mano amžiaus auditorija tą supranta, nežinau kaip 10 metų jaunesni. Aš esu jau pakankamai senas, mums 10 metų, tai jeigu kas nepagavote, tai pasižiūrėkit namie grįžę Cobra 11. Taip. Šiek tiek trumpai, kodėl čia lazeriai, lazerių priedai, filologų bendrabučiai ir tvarčionys. Bandysiu kalbėti kiek įmanoma plačiau apie visus lazerius, bet iš esmės aš pats esu iš Light Conversion įmonės ir visa istorija prasidėjo net ne nuo pačių lazerių, nors dabar esame didžiausia lazerių įmonė Lietuvoje, bet prasidėjo nuo lazerių priedų, o kam tų priedų reikėjo ir kaip jie prisidėjo prie tolesnės Light Conversion sėkmės, paaiškinsiu vėliau. Pirmosios laboratorijos, gamyklinės, galim taip sakyti, tų lazerių priedų surinkimo buvo Sovietijoje, New York'e, kai kurios buvo lazerinių tyrimų centre, kai kurios prie jo esančios filologų bendrabučiuose, tai kaip dvi dienas dinozauras važiuoja pas filologijas, tai iš esmės panaši sąsaja buvo ir su didžiausiu Lietuvos lazerių. O dabar esame tvarčionyse, gamtos apsupty, gana vieniši, Maxima šalia ir daug tų vėjo pučiamų šieno kubetų. Gerai. Ar galėtume, kas nors iš jūsų, tiesą sakant, lazeristai ir fizikai, truputį palaukite, o jeigu iškentiesit, galbūt kažkas iš nefizikų tiesiai atsakys. Aš noriu paklausti, ar jūs žinote, kuo skiriasi paprasta šviesa, paprastas šviesos šaltinis nuo lazerio? Kuo lazeris yra toks nei paprasta lempa? Ar galėtumėt kas nors pabandyti spėlioti, atspėti? Taip, prašau. Gerai, geras spėjimas, gana dažnas spėjimas.
Klausimas, ar aš prie šios lemputės pridėjęs lūpą glaudžiamai lęšį ir sufokusavęs, sukoncentravęs šviesą, ar aš jau gausiu lazerį ar ne? Kaip žinot? Gerai, kodėl ne? Ko trūks lazeriai? Kokių lazerio savybių trūksta? Sukoncentruota ir ko dar ten reikia? Veidrodžių. Nu gerai, šalia pridedu prie to sukoncentruotos šviesos, padedu veidrodį. Ar jau turiu lazerį ar ne? Kaip? Dviejų. Gerai, sukoncentruoju šviesą, du veidrodžiai, ten jie šviesą galbūt įkalina kažkaip. Ar jau turiu lazerį ar dar ne? Ko dar trūksta? Gerai, fizikai galite jau trasą eiti. Pasakykit, kuo skiriasi lazerio šviesa nuo paprastos lempos šviesos. Be sukoncentravimo, nes kaip jau supratot, sukoncentruoti su lęšiu galima beveik visą šviesą, taip? Lempa nėra koherencija. Taip, o kas koherencija? Bet čia veiksmažodis, jau jaunesnieji nesupras. Kas ta koherencija? Ok, iš esmės taip, iš tokios lempos, kad ir kaip koncentruosim ar veidrodėlių šalia pridėsime, mes koherentinės šviesos negausime. Tai yra vienos fazės ir aš tuoj paaiškinsiu, kodėl tai yra svarbu ir kodėl tai padaro lazeriu visų pirma, jau krūtų ir kas po to dar kiečiau, kai yra lazeriai. Taip. Kolegė, pamačiusi mano pristatymą, sako, melstis, kad nebūtų tos kolegės. Ir aš matau, kad jinai dabar yra čia ir tai gali būti paskutinis mano kartas, kaip pristatinėjau, tai tikiuosi, jums patiks ir pats lazeris. Taip, veidrodėliai, teisingai, šaunuoliai, kad šitą žinote. Ir lazeriui reikalinga dažniausiai viena šimtėlė yra. Ten su puslaidininkiniais lazeriais, diodukais, tais pointeriais, bet iš esmės tiem tikriem lazeriam reikalinga kristalinė terpė. Tai gali būti kietas kristalas, gali būti dujos, tvarkingos dujos ir mes į tą kristalą, kristalinę terpę labai daug šviesos nukreipam. Paprastos, tarkim, iš šitų lempučių. Tiek tos šviesos blyksčių tiek pompuojam, tiek privartaujam šitą kristalą, kad jam jau pasidaro bloga, lyg daug Red Bullio prisigėrus. Ir kas atsitinka, kai jau padaugini šito dalyko, tu pradedi atgal visais būdais tą skleisti. Tai tą daro ir kristalas, bet kadangi kristalas yra daug tvarkingesnė struktūra nei mes, tai jisai tą daro išspjaudamas fotonus, šviesą, visiškai vienodus klonus. Jie identiški dviniai, triniai, milijoniniai. Jisai tą daro į visas pusės. Nu, žinot, prisigeri ir jau į bet kur. Bet užtenka vieno fotono, kuris pataiko šitą veidrodėlių kryptimi. Ir kas vyksta? Jisai atsimuša nuo šito veidrodėlio, grįžta į šitą pragarą, kur užkaitinta, kur tie fotonai, sužadinti atomai nori tiesiog išbėgti iš šito karščio. Ir matydamas, kad yra daug norinčių pabėgti draugų, jisai pasiima vieną su savimi porą. Tada šita pora atsimuša nuo to veidrodėlio, grįžta vėl į tą patį pragarą, jie nori dar vieną draugą išgelbėti. Ir kas yra, galim tai vadinti pragaru, o galim tai vadinti šviesos diskoteka. Nes ką jie daro, jie, kai pasiima draugą, jie kartu tuo pačiu žingsniu varo. Taip, tą pačią fazę. Taip. Ir įsivaizduokit, įsisiubuoja 4, 8, 16 per sekundės dalį milijonai fotonų ir jie visi už parankių vienu žingsniu. Esate girdėję per gal istorijos pamokas, kad kariuomeniai neleisdavo per tiltus žygiuoti vienu žingsniu, nes galėdavo išrezonuoti tiltą ir tiltas sugriūna. Tai panašiai žygiavimas arba virpėjimas tą pačią fazę, tuo pačiu, ne tik tuo pačiu dažniu, bet ir tie dažniai gali prasilenkti, bet jeigu jie sutampa, tai šviesa tampa daug galingesnė. Tai lazerio išskirtinumas yra būtent
šitie draugai, kurie vienas kitą pamato ir stengiasi vienas kitą kopijuoti. Čia yra pilnai atspindintis veidrodis, šitas veidrodis dalinai praleidžia. Tai būna 5, 10, kartais 2%, tai jeigu čia jau atveria 100 fotonų, 10 pralieks, 90 grįš atgal, 180 iš 360, jau 36 praeina, kiti grįžta, kol įsisotina visas šitą diskoteką, šitas pragarėlis ir pasiekiam pastovią lazerio galią. Tai iš čia eina, mes net nepastebim, kad čia kažkas suvaikšto ir eina, galim sakyti, nuolatinis spindulys ir tie fotonai tokie draugiški ir visi vienodi. Turit klausimų, beje, jeigu kažkur kažkas nesuklikins, klausite, galbūt kažkur kažkokio pavyzdžio iki galo nepagausit. Bet manau, kad į galą pristatymą viskas išaiškės. Tai pats lazeris, pats žodis, jis yra akronimas, pirmosios raidės, tai yra Light Amplification, Light Stimulated Emission of Radiation. Šviesos stiprinimas priverstinės spinduliuotės būdu. Tai va, būtent čia tas priverstinis spinduliavimas yra ir šitą lempą verčia šitą kristalą išspinduliuoti pakartotinai. Tai tiek. Beje, energijos nuostoliai žiauriai didelė. Čia kiek lempa šviečia, daug tikrai energijos išsivaikšto, šilumų ir visur kitur, bet užtat ta dalis, kuri virsta lazerio spinduliu, nors jinai energetiškai ar galios prasme yra mažesnė, bet geriau mažesnė kuopa kareivių, bet koordinuotai dirbančių, jeigu milžiniška kariuomenė, kaip turim va kaimynus, kurie bet ką daro, tai žiauriai gerai, kad jie nelazeriškai veikia. Tai dar vieną tokį iliustraciją, kaip viskas įvyksta, tai specialiai sukasi, atrodo, lyg išsuktų kas kartą tas veidrodėliai, tuos fotonus supuotų, tai supynės irgi yra rezonatorius, ne? Kas kartą vis pagauni tą bangą ir jeigu jinai sutampa su esama, tu dar labiau save pastiprini. Tai šitas pavyzdys, jeigu jisai suktųsi visada iš abiejų pusių, kaip abu veidrodėliai, tai būtų geras lazerio analogas. Taip, kaip jau minėjot, geras spėjimas, mes stiprinam šviesą, tai galim stiprinti paprastą šviesą ją sukoncentruodami. Lazerio šviesą lygiai taip pat galime dar pro lęšio praleisti ir koncentruoti. Jau ta kryptingų ir vienodą fazę judančių šviesos dalelių kariuomenė jau bus galinga. Bet lietuviai išvystė dar geresnę technologiją, ne tik tai sukoncentruoti erdvėje, bet spustelti laike. Tai čia koncentracija erdvėje per lęšį, o čia iš esmės būtų nuolatinė lazerio spinduliuotė, o lietuviai įsigudrino ir gerai išvystė technologijas, kur lazerio spindulių paketai sulaužiami. Ir kas gaunasi? Pavyzdį dažniausiai duodu tokį. Pasiimčiau kokį nors vinį ir bandyčiau ją įremti į sieną. Remiu dar labiau iš visų jėgų atsirėmęs, dar jūs visi prisidedat, ne, rovė ir neišrovė, tai čia stumiam vinį. Ir kaip manot, ta vinis susmirs į sieną nuo to, kad mūsų daugiau čia ją stums, ar ne? Turbūt nelabai, greičiau jinai mano ranką susmigs negu į sieną. Tai esmė ta, kad jeigu aš šitą vinį ne taip smarkiai, bet ją stuksensiu į paviršių, jinai lašas po lašo akmeniu pratašo. Tokiu principu veikia impulsiniai lazeriai ir kadangi tų impulsų per sekundę būna 100 tūkstančių ir milijonų, tai efektas pasimato labai greitai. Tai paaiškinsiu, kokių trūkumų turi, kokių sudėtingumų gaminti šitus tokio tipo lazerius, bet mes esame vieni kiečiausių būtent impulsiniuose lazeriuose, o expla ir ypatingai light conversion femtosekundiniuose. Juos suspausti
yra tikrai nelengva ir padaryti tai kokybiškai ir kad lazeris negestų. Minėjau pavyzdį, ne? Šviesos kareivėlių kariuomenė. Iš esmės, lazeriai, fotonai yra kaip kareiviai. Specialiai rinkau tokią nuotrauką, kur visų kojos sutaptų kairę dešinę, visi vienu metu. Ir nežinau, kiek iš jūsų esate matę, tikiuosi daug kas esate matę, bet dar viena analogija būtų irgi, kadangi filmukas negalėdavo visą pusvalandį trukti su vienu smūgiu, tai Songokas darydavo impulsinius smūgius ir efektą žinoma, ne? 2, 3, 4 lygio super saiyanai, tai va, light conversion lazeriai tokie patys. Kaip tai veikia? Koks trūkumas yra nuolatinės veikos lazerių, kai jie yra impulsiniai. Iš esmės, čia yra metalo plokštelė, steel plienas ir šviečiam ją, įkaitina paviršių, iššildo aplinkinės daleles ir iššildėm. Galbūt kažkur kažkas pasivilo šiek tiek. Bandom kažkiek impulsukais leisti, ten mikrosekundiniais, nanosekundiniais, iššildo labiau, gal kai ką labiau pažeidžia. Trumpinam impulsukus, jau tas lašas po lašo, jau jie po truputį jau atomus išmušinėja. Ir femtosekundiniai impulsai. Ir čia dar išmušinėdami vis tiek įkaitina aplinkinį paviršių. O femtosekundiniai impulsai yra antiek trumpi. Femtosekundės, dar nepasakiau, yra milijoninė, milijardinės sekundės dalis. Tai šitie impulsukai trunka tiek trumpai, kad aplinkinės medžiagos ir dalelės net nespėjo sureaguoti. Ką tik turėjo draugą medžiagoje atomą, išlėkė ir jau manęs nebėra. Išlėkė su tokia jėga, kad niekur šalia nei prilimpa, nei prisiklijuoja ir dažniausiai jau staklėse, kai naudojami tokie lazeriai, būna ir šioks toks vėjelis, kad nupūstų viską, kas taškosi aplinkui, bet neįkaitina aplinkinių paviršių. Tai yra žiauriai reikalinga, jeigu mes norime nepažeisti pačios medžiagos, jos struktūros, kad nevyktų jokios dėl šilumos cheminės reakcijos, degradacijos medžiagos ir taip toliau. Tai ne visiems taikymam, daugelį taikymų nereikia tokių kietų lazerių. Gali ten ir šilti ir būtent šiek tiek paveikiama medžiaga, bet patiems preciziškiausiams darbams, labiausiai už tų technologijų, dabar femtosekundiniai lazeriai tampa praktiškai nebepamainomi. Čia yra iliustracija. 100 mikrometrų tai yra 10 milimetro. Taip, prisimenat visi, kaip atrodo liniuotė, kaip atrodo milimetras. Tai tą milimetrą į 10 dalių dar padalinkit. Tai va šitos skylutės spindulys yra 10 milimetro. Su femtosekundiniu lazeriu nesimato jokių grublių paviršių, jokių pažeidimų. Ir jeigu po to kalbėsim apie taikymus, kuriem taikymam, tai daro didelį įtaką. Paskutinis pavyzdukas iš mums suprantamų buitinio gyvenimo pavyzdžių, tai jeigu šitą dalyką, peiliuką pro monetų stulpelį praleistume lėtai, jisai ta kolona sugriūtų. Kai tą darome kuo greičiau, nespėja aplinkinės medžiagos sureaguoti ir išmušam tik tai, ką norime. Dar šiek tiek, kad neužgličintų jums tas nuolat judantis paveikslas, tai iš esmės lietuviai gamina lazerius, o lazeriai yra kaip tokie šviesos plaktukai kartu su vinimis. 2 viename. Ir plaktukai, ir lazeriai. Ir lazeriai, o kaip plaktukas ir vinis viename, žiauriai faina, bet turi vieną trūkumą, tai ta vinis yra vieno dydžio. Arba varžtas ir grąžtas, ne vienas angalis, vieno dydžio. Norint paveikti skirtingas medžiagas, reikia skirtingų vinių, skirtingo dydžio grąžtų, varžtų, kad tobulai jos būtų paveikiamas. Šviesos, lazerių, fizikos terminais kalbant, lazerio spindulys būna vienos spalvos
tą spalvą apibūdina būtent tas kristalas, jisai negali kitokią spalvą spinduliuoti, nes jo struktūra būtent tokius klonus kopijuoja tos fotonus. Vadinasi, kad turėtume kuo platesnį pritaikymą, mums reikėtų turėti, nežinau, 10 skirtingų spalvų lazerių, 20. Ir mokslininkai kažkiek ieškojo būdų skirtingų terpių ir laboratorijose, tikrai dideliuose pasaulio universitetuose, stipriuose būdavo 10 skirtingų lazerių, o lietuviai ir Light Conversion kūrėjai vystė ir gerai išvystė ir ant to pasistatė įmonę ir verslą lazerių priedus, kurie leidžia tą vieno tipo vinį pakeisti bet kokio tipo vinį ar varžtą, kokią tik tai norite. Tai po to dar išsiplėsiu, kaip tai vyksta. O dabar noriu jau vieną pavyzdį parodyti, kuo tie lazerio impulsiukai, kokią galią jie turi ir kuo jie yra ypatingi. Tai specialiai nedėjau kokio nors atpažįstamo brando ir pasiėmiau random šokoladuką ir jisai turi 1000 kilodžiaulių energijos. Galėsiu parodyti, jeigu norėsite. Vieno fotono energija apskaičiuojama pagal tokią formulę. H yra Plancko konstanta, čia kažkoks sugalvotas dydis, kad tiktų formulė, kad geras atsakymas gautųsi. Tada C yra šviesos greitis, o lambda yra bangos ilgis. Tai tos šviesos bangos ilgis. Mūsų regimoji spinduliuotė, žalia šviesa yra 515 nanometrų. Light Conversion gaminami lazeriai, pagrindiniai spinduliuotė yra 1030 nanometrų. Tai yra infraraudonoji spinduliuotė ir plika akimi. Nueinate į lazerių įmonę ir nematote nei vieno spinduliuko iš lazerių. Tai todėl, kad viskas yra infraraudonoje spektro dalyje. Tai apie fotonų energiją po to dar pasakysiu faktą, o dabar iš esmės žiūrime į šitą formulę. Čia matavimo vienetai įrašyti, bet gale patys matuojama yra energija džiauliai padalinta iš laiko, iš sekundžių. Tai parodysiu, kiek lazeris turi galios ir kiek lazerio spinduliukai konversija gaminamų lazerių turi galios. Taip, čia yra vienas iš standartinių mūsų flagmanų lazerių, Pharos lazeris. Jo parametrai prieš 5 metus standartiniai galėjo būti tokie, dabar yra ir daug galingesnių, daug didesnės galios ir daugiau milidžiaulių turi kiekvienas impulsiukas, bet paimkime šitą pavyzdį ir 20 W lazeris, vieno impulsiuko energija yra 2 milidžiauliai, priminsiu, tas šokoladukas naujiminis turi 1000 kilodžiaulių, o čia yra 2 milidžiauliai, tai 500 000 kartų mažesnė vieno impulsiuko energija. To impulsiuko trukmė yra apie 200 femtosekundžių. Toks lazeris galėtų ir gali išleisti 10 000 tokių impulsiukų per sekundę. Ir klausite, kodėl 20 W lazeris kainuoja apie 100 000, galima būtų galbūt senukose nusipirkti lemputę 20 W, gerokai pigiau, už kelis eurus, ir ventiliatoriuką praleisti. Tai iš esmės galim sakyti, kad šokoladuką įkišus ir iššaudžius per lazerį per 50 sekundžių, to paties nepavyktų mums padaryti su paprasta lempute ir ventiliatoriuką praleidus, sukapojus tuos impulsiukais ir turėtume 20 W, nežinau, 20 W lempą su ventiliatoriuku. 20 W šito lazerio yra vidutinė galia. Tai vadinasi, impulsiukas galingas ir tuštuma tarp jo ir kito impulsiuko yra įskaičiuojama į vidurkį. O atstumas tarp vieno impulsiuko ir kito yra milijoną kartų didesnis nei paties impulsiuko trukmė. Tai
milijoną kartų, tai tas 20 vatų jau galite dauginti iš milijonų ir dar daugiau. Tuoj pasakysiu ir parodysiu, kaip tai apskaičiuojama. Tai tokios šokoladuko energijos užtektų, jeigu 20 suvalgytų jį ir naudojimo koeficientas būtų 100%, tai jie galėtų vienos tonos krovinį užkelti į 100 metrų aukštį. Tai energijos čia yra daug. Paros lazeris tiek energijos šaudo impulsais per 50 sekundžių. Vieno impulsiuko gale, smūginė, pikinė, smailinė, kaip pavadinsit, yra 10 gigavatų energija iš sekundžių išlaiko. Taip, ir tokia galia yra kelis kartus didesnė už Astravo atominę elektrinę, todėl Lukašenkos ten grasinimai mums nebaisus, mūsų lazeriai yra gerokai galingesni. Tai jisai gali keliauti šiukšlyną. Man šiek tiek neramu dėl Neo iš Matricos. Pakelkit, kas nėra žiūrėjęs filmo Matricą. Ok, žiūrėkit. Jums pasisekė, nes tas filmas buvo filmuotas, kol dar nebuvo išvystyti tokie lazeriai. Nes jeigu būtų jie buvę išvystyti, tai ir tame filme būtų šaudę ne kulkomis o lazeriais, tai Neo turbūt būtų nesugebėjęs sustabdyti tų impulsų ir būtų turbūt žuvęs. Ir pasaulis nebūtų išgelbėtas, manęs čia nebūtų ir jūsų. Ir negalėtumėt pamatyti filmą. Tai snaiperio kulka, taip, impulsiukas vienas yra 300 kartų ir daugiau galingesnis už snaiperio kulką. Sustabdžius laiką, vienas impulsiukas užimtų 10 milimetrų. Per sekundę, vos daugiau nei per sekundę, šviesa nuo Žemės gali pasiekti mėnulį. Sustabdykim laiką. Per visą šitą atstumą 10 000 impulsiukų, atstumai tarp vieno ir kito impulsiuko 100 metrų, jeigu ne 100 kilometrų. Dabar tiksliai nepamenu, bet atstumai tikrai milžiniški palyginus su jų pačių trukme. Taip, Lietuvos lazeriai. Ir galit galbūt pabandyti spėti, tie, kas nežinot, kas yra net 4 iš 100 geriausių pasaulio universitetų. Kas tai susiję? Niekas? Kuo galėtų būti susiję 4 iš 100 pasaulio universitetų stipriausių su Lietuvos lazeriais? Kaip? Klientai. Ok, net 4 atrodo daug ar ne? Nedaug. Net 4 iš 100 neturi lietuviškų lazerių ir light conversion. Kiti iš to 100 turi ir naudoja lietuviškus lazerius ar lazerinės sistemas. Tie 4 likę, kurie neturi, jie yra ekonominės, socialinės pakraipos universitetai. Tai aš jiem rekomenduočiau, jeigu būčiau pardavėjęs konversijos, nusipirkti tą lazerį poezijai, kur ten dar kažką, nes yra tikrai pasaulio stebuklai. Tai kol kas dar neprašė pardavėjai šito patarimo, bet aš jį laikausi blogai dienai. Taip, tai Lietuvos lazerių industrija yra labai didelė, virš 60 įmonių. Ne tik tiesiogiai gaminančių lazerius, bet tam tikras lazerių detalės, palaikančius tą sistemą, vieni kitus papildo, randa savo nišas ir konkurencijos tokios tiesioginės praktiškai nėra, kartu dalyvavom projektuose ir labai faina būti to dalimi. CERN žinote, NASA žinote, ELI yra Extreme Light Infrastructure. Tai dabar pastatyti liktais 3 tokie galingiausi pasaulyje lazeriai Europoje, Rumunijoje, Vengrijoje, gal ar Čekijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Kažkurią šalį galbūt sumelavau, bet nes pasakiau 4, ar ne? Pasakiau, kad yra 3 pasakyti. Nu tai galėsite pasigūglinti. Bet esmė ta, kad Light Conversion su antra pagal dydį Lietuvoje lazerių įmonė Expla kartu, galim sakyti, pagamina tų galingiausių pasaulyje lazerių širdį ir po to iš tos širdies jau ją stiprina
jau kambario dydžio ir kelių aukštų lazerių sistemos, ten veidrodėliai jau nebe tokie būna, o tokie. Tas spindulys yra išsklaidomas, kad nepažeistų veidrodėlių, stiprinamas ir po to jau milijonus ir jei ne daugiau kartų, ne milijonus, tūkstančius kartų galingesni impulsai nei mūsų femtosekundiniai, už Lukašenkos atominę elektrinę galingesni. Tokie impulsai nukreipiami į žiauriai mažą tašką ir vienas iš tyrimų tokiuose centruose yra Big Bang Theory, tai yra bando suprasti, kai toks milžiniškas kiekis energijos tokiam mažam taške, kokie ten procesai vyksta, nežinau, ten 10 minus 20 sekundės dalių po didžiojo sprogimo. Tai turime kuo didžiuotis. Be mūsų iš esmės šitie dalykai neveiktų. Dar trumpai, kaip taip gavosi, kad 96 ar 95, ten kasmet vis keičiasi tas top 100, bet kaip gavosi, kad lietuviški lazeriai ir iš esmės Light Conversion užėmė tokią didelę rinkos dalį. Tai mokslininkam būtent tie lazerių priedai buvo kaip garalio taurė, kaip didžiausias lobis, nes jie galėjo savo laboratoriją nepirkti 10 skirtingų lazerių, užsideda tą lazerio priedą ant savo lazerio arba ant konversijos lazerio ir gali tyrinėti, kaip tokios trukmės, tokio pasikartojimo dažnio impulsai veikia skirtingas medžiagas, nuo pilnai atspindinčių ten metalų iki skaidrių stiklų ir panašiai. Tai visą tą, kadangi vieni mokslininkai tyrinėja vienas medžiagas, tada kiti pasirinka kitas. Ir visiems jiem tinka Light Conversion lazeriai arba lazerių priedai, būtent pasirinkti savo nišą, kad nesikartoti su kitais mokslininkais, nes jie labai to nemėgsta. Ir Light Conversion sugeba prie kiekvienų iš jų prisiderinti. Tai štai ta paslaptis, kaip mes įėjome tą rinką. Pritaikymai. Matote, čia viršuje surašytos sritis. Jeigu norėsite paklausti, galbūt atsakysiu ir kažką daugiau žinosiu, nei čia skaidrėje buvo idėjas. Čia šonai iliustracija, matote, čia yra su ChatGPT sugeneruota, nes patys savo laboratorijai tokio dalyko nepadarėm, bet matėm, kad su femtosekundiniais lazeriais internete gali susirasti, kaip kita įmonė sugebėjo išgraviruoti neuždegusio degtuko. Tai, ką sakiau iš pat pradžių, nekaitinami paviršiai, niekas nepaveikiama aplinkui, išmušinėjimas kiekvienas atomas po atomo ir niekas nespėjo sureaguoti. Tai galima degtuką išgraviruoti, ką norite. Taip, tai pritaikymai. Ar galėtumėt pasakyti, kas čia? Tie, kas nežinot. Kas pirmą kartą matot kažkokį panašų dalyką? Kas tai galėtų būti? Gerai. Ištirdžiai kažkas. Taip, mediciniai stentai, čia jisai tokį širdį nededam, čia yra stilizuotas, žinoma, į širdį dedame ar prie širdies, ar kur kitur. Tokius mediciniai stentai. Metalas, kuris kūno temperatūros ir šiek tiek lankstus. Ir tų stentų būna didelių, kurie yra dedami į venas ir arterijas, kurios nuo senatvės, nuo kitų dalykų glemba. Jos glemba, tada didėja kraujospūdis, seniau žmonėms skauda galvą, jam ten daug kitų negalavimų. Ką padaro šiuolaikinė medicina, įdeda stentą tokį su zondu pravedę ir porai metų palieka tą stentą ir žmogus ramiai savo be didelio spaudimo gali toliau gyventi. Yra dideli stentai ir yra tokie maži stentai, galima padaryti, kurie esant didelį insulto tikimybę, daktarai mato, kad žmogus skundžiasi ten galvos skausmais ar kažkuo kitur, mano, bet trombas jau beveik išimšęs kokią kraujagyslę galvoje ir prie galvos ir ką jie padaro, nuveda, nežinau, per pažastį, per kirkšnį, per kur ten įveda tą zondą, nuveda iki tos vietos, kur yra tas trombas. Tai įsivaizduokit,
kokia turi būti glotnumo ir mažumo ta adatėlė, kad tai pavyktų padaryti, nuveda iki trombo, išskleidžia šitą stentą, tas stentas paima tą trombą ir jį ištraukia. Viskas. Insulto tikimybę sumažinom bent jau kuriam laikui, gal net ir visam. Tai tokių dalykų su paprastom mechaniniam staklėm, su dildėm, su, nežinau, kažkokiais tai kitais dalykais niekaip būtų neįmanoma padaryti. Tai šitą technologiją, šitą medicinos stebuklą leidžia pagrindę tik tai femtosekundiniai lazeriai, kurie gali padaryti visą šitą struktūras ant lankaus metalo, kuris šiaip šviesą atspindi, bet galios, matėt, atominių elektrinių galingumo padaro viską, ką norime. Kitas viską atspindintis paviršius. Matau, čia yra kolegų, kurie yra automobilių geri ekspertai, žinovai. Gal žinote, kas čia yra? Kas čia galėtų būti? Jo, taip, čia yra degalų purkštukas. Degalai įpurškiami per šitą angaliuką. Čia atrodo viskas glotnu ir sandaru, bet iš esmės čia yra šimtai, jeigu nedaugiau skylučių šitame paviršyje. Jos išgręžtos žiauriai tiksliai ir žinome, dabar yra ten tie visi euro 6, euro 7, nežinau, yra standartai ekologiškumo, ekonomiškumo. Tai juos pasiekti iš esmės galima didžiąją dalim vien dėl tokių dalykų, be jų ten jau tada tenka apgaudinėti programinę įrangą ir atsakyti teismuose, kad iš esmės tos mašinos nelogiškos. Tai kadangi žinome kiekvienos eilutės tikslų turi, niekur ten neužkliūna tie degalai purškiami, jokių užvartų nėra, tai tikslumas nei per daug, nei per mažai degalų, per daug būtų išvaistoma, per mažai galios trūktų ir panašiai. Tai degalų purkštukam irgi naudojame mūsų lazeriai. Čia kažkiek grožio reikalas, čia ant laikrodžio imituojamas mėnulio paviršius, šveicariški laikrodžiai pagrinde, tai 50 000 kainuojantis laikrodis, tokį paviršių padarai, jau gali parduoti 60 000. Tie laikrodžiai varijuoja nuo keliasdešimt iki kelių šimtų tūkstančių ir tokiems laikrodžiams. Ne tik tai grožiui, bet ir kai kurioms galbūt tikslioms detalėms irgi naudojami lietuviški lazeriai. Einam prie pralaidžių medžiagų. Tai esate turbūt jau tikrai ne kartą girdėję, galbūt ir turite pažįstamą, gal patys esate pasidarę akių regos korekciją lazerio pagalba. Tai su ilgesnių impulsų lazeriais anksčiau tas būdavo daroma, būdavo prapjaunama ragena, atveriama, tada su lazerio šviesa ten kažkur nuobliuojama, vėl užveriama, ten patepama kažkur savaitę, tu ten tamsoje su skaudančiom akim kenti, kol tau viskas sugyja. Femtosekundiniai light conversion lazeriai leidžia nieko čia nepjauti, tiesiog atsiguli per 5 minutės ten išskaptuoja, išgaubia taip kaip reikia. Vieną akį, kitą akį, pro mažą ten mikrometrinę adatėlę išsiurbia tą perteklinę kažkokią medžiagą, kuri nuo tos lazerio spinduliuotės suskystėjo. Ir viskas. Ir be jokių skausmų, be nieko eini, kaip su naujais akiniais. Kartais atsikeitus akinius užtrunka dieną, dvi priprasti, bet iš esmės jokių skausmų, jokių tolesnių korekcijų nereikia. Tai technologijos femtosekundinių lazerių leidžia tą padaryti daug patogiau. Ar žinote, kas čia yra? Ar žiūrite? Jeigu šitą žiūrite, tai tikrai nežiūrėtumėt. Čia yra prakartėlės skulptūra. Padaryta, man atrodo, Femtikos lietuviškos lazerių įmonės. Ir visa prakartėlė užima trečdalį milimetro, tai yra 300 mikrometrų. Jėzaus figūrėlė yra ląstelės dydžio. Tai šitą prakartėlę
šitą ir tokią pačią 2018 ir 2019 metais Dalia Grybauskaitė nuvežė į Vatikaną ir padovanojo popiežiui Pranciškui. Tai aš labai tikiuosi, kad kartu su ją padovanojo mikroskopą, nes nelabai ką jisai ten ant to trečdalio milimetro būtų žiūrėjęs kažkokį grūdelį smėlio, ne? Tai tokio tikslumo, tokius stebuklus galima padaryti ir pritaikyti. Tai matot, kai kurie pritaikymai gelbsti gyvybės, kai kurie grožiui, kai kurie ekologiškumui, ekonomiškumui, kai kurie tiesiog komfortui, o kai kurie tiesiog parodyti, kokie mes kieti ir tikintis. Taip, dar iš skaidrių paviršių kiekvieno iš mūsų kišenėje, ne, yra telefonai, tai jų ypatingai ten jau kažkokiem lenktiem stikliukam, kažkokiem mažesniem, ten jeigu ten iPhone'ai ten nori kažkur kažką sugrūsti dar labiau, dar tiksliau pasiekti tikslumus, jau naudoja femtosekundinius lazerius, paprastiem ekraniukam ten užtenka ir pikosekundinių, nanosekundinių lazerių, bet tokios gamyklos, kurios daro šitus dalykus, perka lietuviškus lazerius ir ką daro su jais, šiek tiek išderina, kad atitiktų tą technologiją, jie perka keliasdešimt tūkstančių brangesnį lazerį, vietoj to, kad galėtų nusipirkti tiesiai piko ar nanosekundinį lazerį. Kodėl jie taip daro? Po to irgi paminėsiu, bet iš esmės mūsų lazeriai daug sudėtingesni, bet daug patikimesni, negu kiti padaro paprastesnius lazerius, bet jie nepasiekia tokios kokybės, genda ir taip toliau. Tai čia yra wow. Galbūt turite spėjimą, kas čia yra? Pinigas? Ne. Nors šiaip kainuoja daug turbūt. Tai idėjų. Gerai, o kas pavyzdys? Ai, matote, užrašyta, ne? Čia yra Newtonas, Newton Optics, bet čia yra stiklo gabaliukas. Gaila, neatsinešiau šiandien. Maždaug tokio dydžio, kaip didelės monetos dydžio, 3 mm storio. Į tokį stiklo gabaliuką su lazeriu galima įrašyti 50 terabaitų informacijos. Tai jeigu mūsų kompiuteriai, ten jų kietieji diskai jau kieti ten terabaitas, 2 terabaitai, ne, tai čia 50-20 kartų daugiau į tokį stiklo gabaliuką. Kuo šitas stiklo gabaliukas ypatingas? Kad šitas stiklas yra žiauriai patvarus, atlaiko virš 1000 laipsnių temperatūrą, tai ten didelę dalį gaisrų galėtų atlaikyti, atlaiko milžinišką grįždimą, tankai galėtų ant jo važiuoti, nieko nepažįstų, nieko neįbrėžtų. Tai iš esmės, jeigu norite išsaugoti informaciją ne keliasdešimt metų, o kelis tūkstantmečius, tai į šitą technologiją dabar labai smarkiai investuoja Microsoftas, galite paguglinti Silica Project, Disney'us ir kiti. Nei kokybės, nieko nepraranda. Dar prieš porą metų buvo problema, žinome logiką, kaip ten su lazeriu spinduliukus skirtingame gylyje paveikiam tą atomą, jisai ten kitaip lauž šviesą, užkoduojam informaciją, o kaip tą nuskaityti, ne? Tai keletą metų buvo problemos su nuskaitimu, bet dabar Microsoftas rodo, kad šitą dalyką išsprendė. Kas čia? Ar matytas paveiksliukas? Mažiniukas, kas už jo, mėnulis, šitus spindulius pridėjau dėl grožio, nes lazerių, ne, paskaita apie lazerius. Tai o iš esmės originali nuotrauka yra be šitų spinduliukų, automobilis ir, ne, čia net ne mėnulis. Žinot, kas čia? Čia Žemė. O čia yra Musko prieš 7 metus į kosmosą paleistas Tesla Roadsteris. Ateiviams taksi pavėžėjimo paslaugą, man atrodo, jisai sugalvojo. Ir į šito Tesla Roadsterio bardačioką buvo įdėta atmintinė, kur Muskas įrašė savo, nežinau, mėgstamiausias knygas, ten kosminės odisėjas, nežinau, dar kažką. Ir būtent ta atmintinė to stiklo buvo įrašyta su light conversion lazeriu. Tai dabar turime kosmosą skraidantį dalykėlį, kuriuo susiję mūsų lazeriai.
Matote, čia yra šiek tiek tuščios erdvės, ne, prašytųsi būtų užpildoma, bet tų pritaikymų yra labai daug. Tai šitą vietą turėkite omeny, matote, koks pristatymas, kokios stilistikos. Tai čia yra vieta jūsų reklamai. Taip, jeigu norėsit pasiskėsti, prašome, galiu aš įdėti ir jūsų kažkokius pritaikymus lazerių. Gerai, beveik jau einame pabaigą, kiek aš laiko turiu. Ok, gana gražiai. Tai Light Conversion norėjau tiesiog šiek tiek parodyti pagrindinius produktus ir kaip jie gimė ir kodėl jie taip pavadinti. Tai tie lazerių priedai, jie vadinami bendraja prasme OPA, optiniai parametriniai stiprintuvai, Optical Parametrical Amplifiers. Ir čia va ta raidė nežinau, ką reiškia, tai OPA čia užkoduota ir čia yra OPA užkoduota. Tai pirmasis Light Conversion produktas, kuris iš esmės ant kurio pasistatė visą įmonę, buvo štai šitas lazerių priedas. Jisai leido mums su mokslu labai gilius ryšius ir plačius užmegzti. Po 10-15 metų lazerių priedų gaminimų, nuo 94 metų Light Conversion pagalvojo, kad kodėl mes tuos priedus lazerių darome kitų lazeriams, pabandykime savo lazerį pasigaminti. Kažkiek sudėtingesnį, kur kitiem nesigauna, gal mums gaus. Ir pagamino Faros lazerį ir jis gavosi ir labai gerai gavosi. Per keletą metų išvystytas buvo taip, kad gana greitai nukonkuravo pardavimų prasme būtent tuos lazerių priedus. Faros pats pavadinimas yra nuo, galbūt žinote nuo ko? Esate girdėję Faros. Taip, Faros švyturys, vienas iš 7 senųjų pasaulio stebuklų, dar galbūt žinote jį kaip Aleksandrijos švyturį, tai jisai buvo Faros saloje ir mes savo šitą lazerį matėme kaip lazerių pasaulio stebuklą ir jisai iš esmės šitą vardą pateisino. Po kokių 10 metų nuo Faroso pradžios pasileido Carbide lazeriai ir šito pavadinimo aš jau taip gerai nesuprantu, nes sako, kad visokie ten mechanikos įrankiai, kur žmonės, darbininkai naudoja, daug iš jų turi kažkokį pavadinimą, kažkoks Carbide, kažkas su anglim ir taip toliau. Ir vietoj visų pjaustymo įrankių norėjau parodyti, kad va, būtent šitas lazeris gali atstoti juos visus. Orfėjus yra Farosui pritaikytas optinis parametrinis stiprintuvas. Kokia jo kilmė, šito nežinau. Harpija yra pačioje pirmoje skaidrėje, kur matėte ten su ta Kobros 11 įžanga. Ten buvo Harpija spektroskopas, gali 5 sekundžių skyroje analizuoti, kaip šviesa veikia bandinius, kas įvyksta ne pašvietus, tada pažiūri po kelių sekundžių ar kelių minučių į rezultatą. O toks spektroskopas leidžia pažiūrėti, kas įvyko virsmo eigoje ir galbūt to virsmo eigoje galima kažkokią kitą intervenciją padaryti, kad gautume kažkokį kitokį rezultatą, ar tai su biologiniam, ar su nebiologiniam medžiagom. Tai labai stiprus, net ne lazeris, ne lazerių priedas, tai jau lazerius naudojantis mokslinis spektroskopijos įrankis. IOPA, man atrodo, čia bandė į Apple katalogą papulti ir pridėjo tą raidelę. Tai ką ta raidelė reiškia, nelabai žinau. Ir beveik baigiant, čia matote pats lazerio gamybos procesas nuo mechanikos detalių, jų išgręžimo, po to ten derinimo, surinkimo, testavimo. Light Conversion mokiausi verslo mokykloje ir ten būdavo toks 3F, ne? Friends, Family and Fools, ne? Arba ten 3P, Parents, pusbroliai ir proseneliai. Ir panašiai. Tai aš sugalvojau irgi Light Conversion, kad jums įstrigtų, su kuo susiję. Tai yra irgi 3P, tai profesijų įvairovė, patikimumas ir trečios P nesugalvojau, tai gamta. Tai ne tik tai fizikai ir lazeristai konversijoje dirba, bet tiem lazeristams, lazeriams sukurti reikalinga irgi plati ekosistema nuo
tiekimų, pardavimų, buhalterijos, dar projektų vadovų ir panašiai. Tai net jeigu nesate fizikai ir kažkokie inžinieriai, turėkite omeny, kad būna ir aplinkinių profesijų, kurios aktualius. Patikimumas, ką aš minėjau, lietuviški lazeriai, femtosekundiniai lazeriai, konversijos ir kitų įmonių pasaulyje garsus ir femtosekundinių lazerių rinkoje dabar esam antri. Direktorius sakė, kad po poros metų jau būsime pirmi, didžiausi tokių pačių preciziškiausių, tiksliausių, trumpiausių impulsų industrijoje gamintojai. Iš esmės, kitos įmonės irgi gamina pasaulyje femtosekundinius lazerius. Kodėl mes laimim konkurencinę kovą netgi ir šiek tiek brangesniais galbūt lazeriais, būtent dėl patikimumo ir serviso, nes klientai nusiperka mūsų lazerius ir dažniausiai būna ramus porą metų, kad ten net pro Kinijoje varvantį stogą gamyklą, tam lazeriui nieko neatsitiks. O kitų konkurentų lazeriai pastatomi, tai ten per kelias savaitės nuo temperatūros nuodėmės išsikalibruoja, nebeveikia ir taip toliau, laikas gaištasi. Tai tiek gamyklose, tiek mokslininkai žiauriai parinasi dėl gaminančių lazerių, tai mūsų lazeriai būtent išsiskiria patikimumu. Tai jeigu prieš 30-40 metų to patikimumo vardą pasaulyje automobilių srityje turėjo Toyota, tai iš esmės Light Conversion dabar tą vardą turi lazerių pasaulyje. Ir gamta, tai, kaip jau minėjau, Dvarčionis tobula vieta prie pat Saulėtekio, studentai Vilniaus universiteto VGTU, apsupta miškų, turim net Maksimą šalia, fainą, ne? Už kelių šimtų metrų yra paplūdimys su tvenkinuku, pliažo tinklinio aikštelė, kolegos ten tikrai vasarą eina ir prasiplaukti per pietus ir nuostabi aplinka, tai didelė dovana turėti tokią įmonę tokioje vietoje. Jeigu gerai pamenu, tai viskas. Aš tikiuosi, kad kažkam buvo panašių emocijų ir laukiu jūsų klausimų. Tai... O, čia ir jūs dar atsirado. Tai gerai, klausau. Ar turit klausimų? Paprastai, kai mokyklas važinėjau, čia šiaip smarkiai pakoreguota prezentacija, bet vieni tokie būna, kiti tokie būna, tai irgi kiekvienas savo prisitaiko. Ar turit kažkokių neaiškumų? Tai ar žinosite, kuo skiriasi lazeriai nuo paprastos šviesos? Kad reikia kristalinės terpės. Ja prievartaujam ir jau tada klonus varo armiją fotonų ir jau ten, o jie jau galingi kaip armija jau medžiagas bombarduoja. Dar? Taip. Gynybos pramonė, tarkim, kaip ten būna laivų pastatyti tie lazeriai panašus, tai čia kažkas susiję, ką jūs pasakojate, tiesiog galingesni. Taip, kažkiek galingesni, bet tarkim, man būtų įdomu ir ten, aišku, žinoma didelė paslaptis, ką ten Izraelis naudoja numušinėti dalykus, bet irgi tie dalykai galingi, kažkiek riboti, nes pas mus toks dalykas nelabai veiktų dėl mūsų klimato, nes lazerio spinduliuotė šiaip bet kokią šviesą, blogas oras sugeria drėgmė ir taip toliau. Tai, o kadangi tuose viduriniuosiuose rytuose Izraelyje ten dažniausiai giedra, tai nelauks ten pusę metų turbūt ar metus priešai, kol ten tuos dronus paleis, leidžia, kada jiem patogu, o Izraelis tada numušinėja. Tai kaip tie lazeriai nėra femtosekundiniai ar ten pikosekundiniai ar dar kažkas, jie labiau koncentruojasi į tą bendrąją vidutinę galią, jie yra nuolatiniai, bet jie ant tos jėgos vidutinės ten veikia ir numušinėja. Tai lietuviški lazeriai gynybos pramonėje kažkiek naudojami. Light Conversion lazeriai, jie labiau naudojami galbūt gynybos pramoniai kažką pagaminti, bet ne tiesiogiai. Visokias tikrai neatmetam variantų ir manom, kad tikrai gali būti tų pritaikymų visokias lėktuvų dangas padaryti tokias, kur radarai neužfiksuotų, tai
ten keliais sluoksniais padaryti tą paviršių tokį, būtent tyrimais ten išsiaiškina, kaip ten visas tas bangas sugeria, padaro taip, kad radaras nedetektuotų. Nu ir tokį tada paviršių ten viso sparno, viso lėktuvo gali padaryti. Tai su paprastais lazeriais ten per daug grubų būtų, kad tuos dalykus sugaudytų su femtosekundiniais, matėte, nanometrų lygmenį galima tas struktūras suformuluoti. Tokias, tai Poly Semiconductors, ten tie lazeriai labiau tokie, jie, kaip pradžioj minėjau, labiau puslaidininkiniai, ten irgi tą koherentiškumą gauni, visą kitą, bet jie nėra femtosekundiniai, tai ten šiek tiek kitas rytis, bet su lazeriais susijusi. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą, tai per aplinkui taip, bet tiesiogiai Light Conversion, Explos lazeriai, tiesiogiai gynybos pramonė kol kas nenaudojami, arba aš to nežinau ir nuo mūsų tai slepia. O femtosekundiniai tai čia yra patys trumpiausi, greičiausi, mažiausi lazeriai? Iš esmės, bet tų ELI, Extreme Light Infrastructure, kur ten dar 1000 kartų suspaudžia jau ne į femto, į atosekundinius, tai mokslui ir pramoniniu mastu industrijoje prieinami trumpiausi impulsai yra būtent jo femtosekundiniai. Taip. Aš pagalvojau, kad tai negirdėjau. Sakiau, o natūraliai gamtoj mes galim pamatyti kažkokį lazerį, kaip ten radio bangos iš kosmoso, radiacija iš kosmoso, šviesa iš saulės. Kad gaut, jo, lazeriui, ko reikalinga kristalinė terpė, į ją daug energijos varom, pumpuojam ir po to veidrodėlį ten tie, kas nori fotonų išlėkti iš to kristalo, vis grąžina, kad draugų pasiimtų ir kad jau lėktų kartu su kitais draugais ten pro vieną pusiau pralaidų veidrodėlį. Tai nebent Neilas žino lazerių gamtoje, aš nežinau. Gamtoje nežinau, bet visgi dėl kristalinės terpės turiu pataisyti. Helio neono dujos tai tikrai nėra kristalinė terpė. Ne kristalinė, bet kažkokių vienodų tvarkybų taip. Ne, tau reikia ne tai, kad būtinai kristalų, tai reikia kažkokias turi energetinius lygmenis. Tai gali būti arba kristalai, arba dujos laisvai. Taip, bet tos dujos, jos gana tvarkingos ir visos vienodas ir vienodus tada fotonus spinduliuoja. Iš tos pusės aš tą kristalą kaip tvarką kažkokią, kaip sakai, energetinį lygmenį. Taip. Tai mes galim pasakyti, kad mes, nebuvo atrasta, o išrasta. Taip. Lazeriai išrasti, neatrasti. Taikymo būdas tau yra pats įspūdingiausias, kur sužinojai, pagalvojai, kad geras. Įspūdingiausias? Man šiaip tas ELI, Extreme Light Infrastructure, įspūdį daro, kai bandai imituoti didįjį sprogimą arba kažką arti jo. Nežinau, tiesą sakant, gal kolegos žinos, man atrodo, ir aš labai kažkaip tikiuosi, kad ar tokie femtosekundiniai ar panašūs lazeriai termobranduolinėje sintezėje ir termobranduoliniuose reaktoriuose galbūt irgi surastų savo vietą ir būtų galbūt nepakeičiami ir kažkokie stabilūs garantai tokiem dalykam vykti. Tai čia gal kol kas tie dalykai neveikia, bet man Extreme Light Infrastructure, o kiti dalykai man gražiausia visą laiką paminėti būna būtent stentus, jie apčiuopiamiausiai parodo, kaip tai gelbsti gyvybės ir prisideda prie mūsų visų sveikatos ir tai yra laisvai pasiekiama. Mano seneliui prieš porą metų irgi nei ten kainavo, nei ką valstybė ten sodra, kas ten sveikatos draudimai dengia, prastai jautėsi, pamatė, kad ten glemba, įdėjo viskas, sako, porą metų gali būti ramus. Tai tas žiauriai faina, kad prieinama kaina pasidaro ir tikrai veikia. O jau visokie smulkesni dalykai, preciziškesni, tai čia jau skonio reikalas. Ir man duomenų įrašymas į stiklo gabaliukus 50-100 kartų daugiau nei paprastas CD ten ar hard disk, tai čia žiauriai kieta. Ir nesunaikinama, ir faina, čia to irgi prisidėti. Lazerio dėka, pavyzdžiui, negalim būti čia tik teorinė, aš nenoriu perduoti žinutę arba kokią
perduot žinutę, kad būtų užšifruota, pavyzdžiui, super greitai, nes nu, aš kaip ant lazeris super greitai, super tiksliai, ar tokio dalyko net nelabai. Taip, tai čia iš esmės dėl pačių šviesolaidžių principas, tai ar tą signalą kažkaip truktelsim ir ten užprogramuosime lazerį, kad jisai kažkokią ar morzės ar nuliukus vienetukus siūstų. Klausimas, kiek dažnai, kiek kartų per sekundę tą gali padaryti pasikartojimo dažnis. Tai aš nežinau, kiek elektronikos gali veikti, koks jų limitas, bet natūraliai mes galime padaryti femtosekundinių lazerių pasikartojimo dažnį 80 MHz, 100 MHz, tai yra milijoną kartų per sekundę. Jeigu paprasta elektronika gali, tiksliau 100 milijonų kartų per sekundę, jeigu paprasta elektronika gali kelis milijonus kartų per sekundę. Tai jau su femtosekundiniu lazeriu natūraliai, sugebant jį kažkiek suvaldyti, ar kelis ten lazerius kombinuojant galima pasiekti kelis kart greitesnį informacijos perdavimą negu su paprasta elektronika karpant šviesą ir nuliukus vienetukus siunčiant. Kur kuo naudoja klientai? Ne visada ir žinai, konfidencialumas, dalykai spėlioji, matai, kas aplinkui vyksta, kartais sužinai po 5 metų, ar turi tarimą, kad čia turbūt galėjo būti mūsų lazeriai panaudoti viename. Tai labai griežtai jau ten, kai karas Ukraina jau ten smarkiai išsivystė, tai Rusijai tikrai nebe, bet ir bandome irgi užtikrinti, kad aplinkui jie irgi negautų. O jeigu jie ir gauna, tai kur minėjau tas patikimumas, tai mes jau ten serviso jau tikrai nebeteikiam ir jeigu žinom, kad čia gali būti susijęs su jais. Tai jo, ne visai žinai, bet ir galbūt žino pardavėjai vadovai daugiau negu aš dar nepardavėjas ir dar ne vadovas. Dalis šitų dalykų yra įstatymiškai, yra įstatymai, kurie apriboja kai kurių lazerių eksportą į tam tikras šalis. Jeigu kinai nusipirktų jūsų ir ką jis perka, o nusikopijuoti negalima? Žiauriai geras klausimas, gal net ir visą apimantis. Aš jau keletą metų šitą dalyką akcentuoju, bet dar prieš porą savaičių irgi mačiau mūsų įmonės pagrindinio akcininko ir kurie Romo Danieliaus citata LRT ir kažkur buvo, kad mūsų lazerius bando nukopijuoti ir nukopijuoja. Tai technologijos ant tiek sudėtingos, kad gali kinai pirkti, išsardyti, žiūrės ir nesupras porą metų. Bandys kiekvieną elementą, gal jau ten supras, kokia danga ant to veidrodėlio uždata, kokia kristalo koncentracija, koks ten lėšas, kaip ten kas. Kol jie visą tai supras ir nukopijuos, praeis 4-5 metai, mes jau būsim 5 žingsniais priekyje ir niekam nereiks senos technologijos lazerio. Juolab, kad jie bandydami nukopijuoti, jiem jį kainuos padaryti daug daugiau, negu mes natūraliai žinodami galbūt dar didesnius basicus galime vystyti tuos lazerius. Tai jie nukopijuotų, o vystyti jų turbūt nemokėtų, nes nežinotų irgi turbūt. Tai jie turbūt tikrai bando. Kai kas ten matosi galbūt panašiai kaip mūsų, bet toli patikimumo prasme, o būtent šitoje industrijoje labai svarbus patikimumas. Ir mokslui, ir gamybai. Tai jo, kopijuot bando. Specialiai netgi Latvijos pagal tai, kiek visko sukūrė, turi gal tik tai kelis patentus. O šiaip stengiasi net nieko nepatentuoti, nes patentuoji tu jau kažkiek išneši tą informaciją, kurią gali blogi žmonės kažkur ten pažįsdami įstatymus ir pasiimti, tai geriau nepatentuoti ir savo turėti viską. Tai iš esmės tokia strategija yra, kur matom, kad atsidarė patys gabiausi ten kinai ar dar kažkas, jie nenukopijuos. Jūs minėjot, kad jūs išskirtiniai lazeriai galite vinį ir dabar kaip kokį nori dydžią turėti. Kodėl neišlipa į matomą šitą spektrą? Išlipa. Tie lazerių priedai ir matomame veikia ir tada jau galite pamatyti daugiau šviesų. Tai
patys pagrindiniai lazeriai, va tie faros ir karbidai, tai jie infraraudonoji spinduliuotė, uždedi ant jų priedą ir jau ten gali matyti. Vieni priedai būna primityvus, ten kartotiniai dydžiai iš 2 ir 3 dalina tą bangos ilgį, tai iš infraraudonos gauni žalią ir po to ultravioletinę, kažkiek dėl tos violetinės tai per nukrypimus. O iš esmės, o jau tie tikrieji opijai, jau jie gali labai lanksčiai vos ne bet kokį, ne tik kartotinius, bet jau kombinacijas padaryti oranžinę, geltoną ir panašiai. Kokios medijos atlaiko, pavyzdžiui, optinis signalas eina per kamerų signalą. Čia buvo kalbėta iš nukės, kažkokias informacijas, per ką iš jų būtų galima tą lazerio spindulį. Tai galima ir, aišku, galę prislopini, kad ten neištaškytų viso to šviesolaidžio, bet prislopinus galę, tu ten tą dažnumą turi, kokybę turi, impulso. Ir šviesolaidžiai, aišku, turi tą savybę, jie tą grožį jau ten su jais taip nebenupjaus, ne dar kažką, bet informacijai perduoti, tai irgi prasideda ten kuo daugiau energijos, ten savifokusacijos ir kiti iškraipimai, tai ten turbūt suranda optimaliausią tą energiją, kad kuo toliau nukeliautų, bet ir kuo mažiau išsikraipytų. Tai nežinau, kiek tiksliai būtent komercijos lazeriai turbūt naudojami šitiem dalykam, bet yra šviesolaidiniai femtosekundiniai lazeriai, kurie mažesnių galių, bet galbūt pakankamai geri tą informaciją perduoti. Biškai įdomiai daro šviesolaidžiais, nes ten daug anksčiau negu galia, kuria tie šviesolaidžiai būtų suirę, ateina galia, su kuria tie signalai vienas su kitu maišosi. Tai ten biškai daro, kad iš pradžių jie signalai išsitaško į vieną pusę, tada į kitą, tada vėl grąžina ir dar turi kažkiek 100 kilometrų šviesolaidinius lazerius, kurie tą signalą vėl pastiprina. Ačiū. Aš visur tave vežiosiuosi, kad ne tik, kad mano nuotraukas darytum, bet ir papildytum. Kiek kartų gali pažiūrėti į lazerį? Jo, čia lazeristų bairis, kiek kartų gyvenime galima pažiūrėti į lazerį. Kas žinote? 2. Kodėl? Netiesa, galima ir daugiau, nes paskui kompensuoja išdegintą vietą. Jeigu pasisekė, jeigu ant tiek neišdeginai, kad nekompensuoja, ten yra buvę, kur kolegos bandė įsitikinti, tikrai taip. Netyčia bandė, bet po to akis mūsų organizmai yra protingi, dalelytę tos išdegintos tinklainės, jie kompensuoja kiti receptoriai, aišku, gal kokybė nebe tokia, bet who cares, ne? Svarbu gražiai atrodyti, ne gerai skamba. Šitoje vietoje biški saugesni ultrafiolentiniai lazeriai, nes tada jie pažeidžia ne tinklainę, o lęšiuką, o lęšiukus mūsų bendrai jau moka keisti. Taip, tai jo infraraudonoji spinduliuotė skvarbesnė giliau praeina, jos fotonas vienas mažiau energijos turi ir jisai netoks agresyvus, taip greitai paviršiaus neištaško, ultravioletas jo kaip... Esu ne kartą prasišovęs ir su žalia, ir su ultravioletinė femtosekundiniais impulsais, tai labai kaip vapsva, kaip širšė įgelia toks jausmas, tai visos mano gražiausios naikės prašaudytos, tai gerai, kad nekis.